Labas rytas, vakaras, o labą dieną iš valties. Su kibimu. Nusišnekėjau su telefonu. Tai jau žiūrau, kad lydeka paviršių ir labai siautė. Žodžiu, tai gaudom šiandieną su žmona. Tai ne kiek gaudom, kiek polisiaujam. Ir bešnekant telefonu žiūrau, kad čia jau kažkokie neramumai, kažkas kitam gale. Tai va įsitraukiu, įdomu pasižiūrėti, spaudimas yra normalus ir įdomu bus pasižiūrėti, ką mes čia ištrauksim. Labai dideliai nebus, bet kokia bebūtų, bus smagu. Spaudžia tai neblogai, bet ne iš giliai pasiėmė iš paviršiaus. Žiauriai iš tikrųjų karšta diena, po skėčiais, šilta. Laukiam pas bičiulį į sklypą, į kitą galą ežero, tai taip savo visai netikėtai. Galvoju, užleisiu, bet kaip iš to netikėtai dažniausiai būna, kad didžiausių žuvį sukimba. Tai prieš kokius 2 pernai, nes trofėjų užpernai gal. Tai taip irgi išlėkė man didelių bangų pasisuk trofėjus. Va, matau jau žuvelį viršui, eisim pasilabyt. Eisim pasisveikyt su ją. Įrankius, daug nekliudyčia jos. Nedaug įsikabinu, bet kažkur prieš tai gerai gulėjus ant dugno, nes gėliukėm visą aplipus. Viskas gražuoliai keliauja. Opa. Ir nuėjau. Jo, laiminga, patenkinta, visi laimingi ir man emocija. Ir jinai gyvena toliau. Tai va, tokia žvejyba šiandien. Netikėti kibimai. Nu, gal dar kas bus, iš tikrųjų karšta labai. Vidurys dienos. Gal be didelių tikėjimų, kad pagausiu, bet pabandyti visada verta. Pabandai tai pagauti. Tai noriu padėkoti, kad prenumeruojat, kad nepatingit paspaust. Smagu visada atsidarius matyti, kad jūsų prenumeratorių skaičius didėja. Tai dar kartą ačiū ir kaip visada gaudom toliau. Nu ką, antras kadras. Nespėjom dar pasiekti kranto. Ir antras kibimas, bet ar čia yra ar ne, bet tikrai buvo, nes planeris neišmuštas. O, yra. Žiūrau, planeris neišmuštas ir tik, nu štai vis tiek, o dabar jau nėra. O dabar turiu, arba čia eina į kitą pusę. O, nesuprantu, blemba. Jau dabar kiba nėra. Jau dabar atspėjau. Sakau, davė, tik, nesuprantu, bet gal nedidelį. Ir tempiu ir yra, nėra. Ir ant galo nėra.
Bet svarbiausia, kad kanda ką pateikiam. Reiškia. Ir per karštį, ir per saulę kimba, bičiuliai, va tai va, tik reikia gaudyti. Judam. Aučiu. Važiuoja. Tiek su žmona pradėjom pietus. O blemba, spaudžia. Na. O, jau tie ferverkai viršui. Oba! Žvakės eina. Žvakės eina iš karto. Matyt, kali į viršų. Taip skaniai silkutę atsidariau. Agurkėlių naminės ruginės duonytės. Papietausiu žmogau. O blemba spaudžia. Na. Reikia, bičiuliai. Kai važiuoja. Jau čia sankaba įveržta. Spaudžia. Be sustojimų važiuoja. Kotas tai. Mažiau matyt gal. Kotas. Užlinkęs ir spaudžia konkrečiai. Eina sau kaip čia. Jis spaudžia. Čia bus. Eik tu sau. Pažiūrėk kaip įmūtų. Eina sau čia duoda veiksmą, jinai normaliai. Didelį. Kur tai žmogų? Ana miškai. Ova. Kalai tai viršų totaliai. Čia šiandienos bus topas. Oba. Nu, aš matau, kad jinai spaudžia. O. Greitį. Nes čia jau yra kova. Nesusilkę. Jau čia yra kova. Taip. Čia gerai. Čia ima daugiau išvyniojo, negu aš čia buvau užleidęs. Taip. Čia jau mes pakovosim. Užlenkimo buvo matyti, kad užlenkė ir rytė sukasi. Va taip ir būna. Žvejyba neplanuota. Savo pasimėgaudami. Sakau, užleidžiam, kur kiek kitos pusės nuplauksime ežerą. Netoli jau prie vietos buvom ir opa. Gal pajauso, nes pareikia, taip jau lengviau. Oba, o nasrai, bus ką parodyti. Bus ką ir jum parodyti šiandienos trofėjus. Augaliniai pelekai jau, kai išlenda tokie. Iš toli iš tikro nelabai pasakysi. Gali šiek tiek pajaus, bet kai artėja prie valties, tai jau supranti, kai pamatai uodegą, kai pamatai, kad va tai va reikės jums žuvį, ne tai, bet jau ranką įskėti maksimaliai. Supranti, kad ne 2 ir ne 3 kilogramai.
rimti reikalai. Bičiuliai, čia rimti reikalai. Neturiu ko pasvert, bet jau dabar ir nelabai madinga. Daugiau matuojam. Ir taip sakant, jinai neišgiliai. Aš matau iš jos stovėsenos, kad jinai labai gyvybinga ir tikrai neišgiliai. Nes jinai tvarkingai sau stovi normalioj pozicijoje. Labutė. Viską susuko. Nu, žiūrėk. Dabar kitaip nebus. Valas ant gripo liko susuktas. Nu, bičiuliai, šiandienos trofėjus. Žiūrėkit. Kokie 7-8 kilogramai. Pamatuojam. Metras, bičiuliai. Metriukas. Gerai. Graži tai graži, bet nekankinam. Paleidžiam. Pažiūrėkit, bičiuliai, aš ją ranka vos apimu. Man jinai tiek įsuko gripą, kad va. Nu, mažytė. Nu, netinginiau. Opa, gražiai. Pasakau, jinai neišgiliai atėjo. Trofėjus, bičiuliai, metrinį. Smagu. Turbūt šiais metais nesuklysiu, tai didžiausia lydekaitė. Jo, nes buvo čia tokių nemažų, bet šitas šių metų trofėjus. Gaila, neturėjau ko pasvert, bet nesinori labai ilgai laikyti. Nes kas yra vandens temperatūra paviršių yra apie 26-7 laipsniai, tai kad ir jūs ištraukėt, bet jeigu ilgai tam pačiam viršui laikysit, deguonies mažai ir jai sunku paskui atsigauti. Nesinori uždėlsti ilgai tų procedūrų, čia svėrimai, matavimai, dar kažkas, ar tam pačiam graibštelį, ilgas vilkimas paviršiui, nu visiška arbata vanduo paviršiui, tai trumpai, nedariau ne jokios nuotraukos, jeigu reikės įsikirpsiu iš video medžiagos. Paleidom. Ačiū, jei paspausit. Ir ačiū, kad prenumeruojat. Gal jau šiandien, kaip sakau, nieko daug neįkelsiu, bet jau čia daugiau nieko ir nenoriu šiandienos. Tai bičiuliai, ačiū.